Sveiki atvykę į Marijampolę. Čia šiandien mes turėsime futbolą ir tai yra vienos svarbiausių rungtynių, ko gero, šį sezoną, kalbant apie medalius, kalbant apie vietų dalybas kito sezono Europoje. Čia pirmoji Armada, kuri atvyko palaikyti savo komandos, šiandien gerokai pajaunėjusios komandos. Ir rungtynių svarbą turbūt įrodo ir tai, kad turėsime šiandien net 6 teisėjus vietoj įprastų 4. Kągi, pats laikas turbūt pereiti prie komandų sudėčių. Pradėkime nuo svečių. Panevėžio Ekranas. Tačiau bet kuriuo atveju tai vėlgi tos serijos, skirtingos serijos, kurias komandos atsineša į šias rungtynės. Tai yra, pavyzdžiui, Sūduvos 11 nepralaimėtų rungtynių arba Ekrano 3 nesėkmės per pastarąsias 4 rungtynės apskritai, įskaitant ir pralaimėjimą LFF taurės turnyre. Jaunasis Ekranas prieš įsibėgėjusią pastaruoju metu labai sėkmingai žaidžiančią Sūduvą. Arsenijus Buinickis, jam būdingi tokie dalykai. Vėlgi, futbolininkas, apie kurį kalbama taip, jeigu jo diena gali žudyti. Lukas Čerkauskas čia kairiajame krašte, vienas iš tų, kurie žaidė Europos čempionate. 19-mečių čempionate atstovavo Lietuvai. Pavojingas perdavimas. Savo gretų valymą atliko Šiauliai. Antrajame rate po rungtynių su Alytaus Dainava iš Šiaulių komandos buvo atleistas. Ojojoj. Štai taip Karolis Vedukas pabando. Vertelis, geras epizodas, Prosnapkauska ir Šablinskas. Štai dabar Ekranas vėl su kamuoliu, smūgis iš toliau. Andželkovičius gali. Arsenijus Buinickis tai yra pavojus. Tiesą sakant, tai yra pavojus. Buinickis iš tokių padėčių ne vieną įvartį ir šį sezoną jau įmušė. Pabandė nestandartiškai. Jis dar vieną galimybę pasiųsti kamuolį į varžovų baudos aikštelę, ką ir daro Ekranas. O čia jau Šušneras. Norvilui teks sužaisti atgal. Taip, tai yra Verteliui teks sužaisti atgal. Kito varianto nėra. Norvilas su kamuoliu. Perdavimas į baudos aikštelę. Nuima kamuolį nuo kojos Ekrano futbolininkui. Andželkovičiaus perdavimas į baudos aikštelę ir labai pavojingas Norimo Vertelio smūgis. Viskas galėjo liūdniau baigti Sūduvos komandai. Šalia vartų Virpsto skrieja kamuolys. Baigėsi 45 minutės. Minutę prideda rungtynių arbitras. Pavojingiausia ataka. Kol kas pavojingiausia ataka iš viso to, ką matėme. Ir pagal tą situaciją net ir Džiugas Bartkus šitoje situacijoje nieko nebūtų galėjęs padėti. Jis tiesiog tik tai buvo priverstas stebėti ir tikėti. Tiesą sakant, sakyčiau, kad teisėjams bent jau kol kas šios rungtynės nėra sunkios ir sudėtingos, nes futbolo etiketas nepažeidžiamas visiškai. Ir šansas Radzinevičiui. Tomas Radzinevičius turėjo idealų šansą išvesti Sūduvą į priekį. Mes galbūt matysime Sūduvą ir aukščiau už ekraną turnyro lentelėje, bet tam pirmiausia reikėtų laimėti, Marijampoliečiams pirmiausia reikėtų laimėti štai šias rungtynes. Taip. Buinickis. Smūgiuoti gali, visi tai žino. Sužaista 15 minučių, tai yra trečdalis antrojo kėlinio. Ir Narbutas. Gražu. Perdavimas į baudos aikštelę ir apsigina Sūduva. Čia galimybė kontratakuoti. Kvedukas. Bet vis tik 6 Ekrano futbolininkai jau grįžę. Valskis pabandė štai taip. Dainavos komandoje, todėl nieko keisto, kad vienas kitą labai neblogai pažįsta ir vienas kito galimus veiksmus taip pat. Slavickas labai drąsiai su geltona kortele siautėti štai taip. Bus išvytas. Antrose čempionato rungtynėse iš eilės. Na, pražanga buvo tikrai verta geltonos kortelės. Ne, jokių pretenzijų teisėjams, aišku. Štai dar kartą šis epizodas, nestabdė rungtynių štai šią akimirką Nerijus Dunauskas tik tai todėl, kad Sūduva tęsė ataką. Bet niekas neužmiršta, niekas nepamiršta. O pražanga tokia, kad Vaidas Slavickas pasaulio gimnastikos čempionu vos nepavertė Karolio Kveduko štai šioje situacijoje. Sūduva skuba. Sūduva nepraras vilties iki paskutinės rungtynių sekundės. Kiselevskis. Kvedukas. Galbūt paskutinė Sūduvos ataka šiandien. Timofejevas gaudo, šį kartą ryžtasi gaudyti kamuolį ir pražanga prieš jį. Viskas. Tai yra viskas šiose rungtynėse.
0-0. Ekranas atsilaiko. Na, galima stebėti reakcijas ir jos yra suprantamos. Ekrano futbolininkai džiaugiasi iškovotų taškų. Iškovotų, na, sudėtingoje situacijoje. Turiu galvoje ir tą sudėtį, kurią panevėžiečiai šiandien pasiūlė. Kitas dalykas, džiaugiasi jie turbūt ir tuo žaidimu, kurį šiandien sugebėjo pademonstruoti.